Gegužės 9 pergalės diena – tragiškiausia ir emociškiausia data. Pergalė tėvynės kare paprastų žmonių nuopelnas ir šlovė. Kokie ir kaip besikeistų istoriniai faktai, gegužės 9 pergalės diena išlieka visų mylima, gera, šviesia švente. Į Jonavos karių kapus prieš pat pietus ėmė rinktis žilagalviai veteranai, kurių senas kareivių paradinės uniformos puošė eilės ordinų, medalių ir garbės ženklų. 1945 metais gegužės 8 dieną nacistinė Vokietija pasirašė besąlyginės kapituliacijos aktą. 45 metų pavasarį nacistinę Vokietiją jau buvo palaužę sąjungininkai. Vokiečiai traukėsi Suomijoje, Čekijoje, Danijoje, galiausiai ir pačioje Vokietijoje. Mūšiai persikėlė į sostinės Berlyno gatves. Adolfas Hitleris balandžio 30 dieną nusižudė ir lyderio netekusi šalis gegužės 8 dieną pasirašė besąlygiškos kapituliacijos aktą. Tiesa, jis įsigaliojo kitą dieną, todėl Rusija, kaip ir kai kurios kitos Europos šalis, pergalės dieną mini gegužės 9-ąją. Nors kai kurie vokiečių daliniai nesutiko kapituliuoti ir priešinosi, bet per artimiausią savaitę buvo palaužti. Antrasis pasaulinis karas galutinai baigėsi 1945 metais rugsėjį, kai, numetę 2 atominės bombas, amerikiečiai palaužė Japoniją. Minint šią dieną Jonavos veteranus sveikino Rusijos ambasados atstovas, perduodamas Rusijos federacijos pasiuntinio sveikinimo žodžius. Kaip ir kiekvienais metais, skirtingų tautybių žmonės susirinko paminėti pačios iškiliausios dienos – pergalės prieš fašistinę Vokietiją, bei prisiminti kritusius didvyrius. Mes didžiuojamės tais, kurie diena iš dienos artino šią pergalę ir liūdim dėl tų, kurie žuvo nuo fašistinių budelių rankos. Mes niekada nepamiršime šių didvyrių milžiniško indėlio siekiant pergalės. Atmintis liks gyva mūsų širdise. Stengsimės, jog ši atmintis gyva liktų mūsų vaikų ir anūkų širdise. Šios iškilios progos metu sveikinimo žodžius skyrė ir savivaldybės administracijos direktorius Jonas Klemensas Sungaila. Labą dieną. Antras pasaulinis karas tikrai nusinešė daug aukų. Ir šitą dieną, šitą šventę, galbūt kai kam nepatogu ateiti, kai kam nepatogu, kai kam šitą. Visgi nuo savivaldybės vardu lenkiu galvą veteranams, kurie kovojo ir matot, kad jų vis mažiau ir mažiau. Norėčiau palinkėti jiems, jų šeimoms, sveikatos, nes matyt, šitie atiduoti metai, taip pat ir dabar prisideda, kiek tik tai gali. Tai norėčiau visus pasveikinti su gegužės 9-ąja ir visiems palinkėti sėkmės. Ačiū labai. Tradiciškai po sveikinimo kalbų karių kapinėse padėtos gėlės, uždegtos žvakutės. Net ir praėjus 67 metams po oficialios vadinamojo didžiojo tėvynės karo pabaigos, minėjimo metu aptarti skaudus įvykiai, nubrauktos ašaros.